Idėja buvo tokia, mes turim Panevėžio ir Kėdainių rajonas, dabar Kauno rajone, 3 bandas iš esmės, keli šimtus stumbrų, bet žinom visi, kad jie kelia daug problemų ūkininkams, finansuoja, jie ištrypia pasėlius, nuėda burokos ir panašiai. Tai aplinkos ministerija jau senai galvojo, ką čia su jais daryti, kaip spręsti tą problemą. Na, tai buvo nutarta, kaip dalykas, tie stumbrai padėjo jie tarpusavyje tikrai veistis, įsigilinti, senti ir panašiai, kad tai tam populiaciškai izoliuoti buvo. O iš Baltarusijos pusės pradėjo plisti natūrali populiacija. Per sieną, nes ten yra 400 stumbrų banda, tai gardino, ir jie pradėjo čia perėmėti sieną. Ir tą problemą truputį sumažinti, sugalvojo translokuoti stumbrus, reintrodukuoti. Iš esmės, paskutijos šios aptuškytos, tai yra šis Kėgalių teritorija. Čia anksčiau buvo tokios šlapynės, telkinės, sovietinius žmonės sausinti ir paversti daržais dirbamai. Tai čia tik mano vieną marą tėvų, ten ir dėliukė. Idėja buvo, kad juos perkelti iš centrinės dalies, iš tų bandų, paimti dalį individų, perkelti čia ir padaryti adaptacijos darbą. Tai čia yra 100 hektarų didelė teritorija, adaptacijos būtiškas barjeras. Ir čia dabar pagauna tuos stumbrus iš centrinės Lietuvos, iš pateles reprodukcinės ir perkelia čia. Ir jas laiko atskirai nuo žmonių. Mes jų nematome. Tai yra keliasdešimt stumbrų patelių, man atrodo, 20 yra atvežta. Ir kad nebūtų tos įvaisos intrydingo, kur būtų tie patys individai, jie atvežė 4 partijus. Vieną iš Baltarusijos belovežo, vieną iš Lenkijos belovežo, vieną iš Vokietijos ir ketvirtą nežinau, neatsimenu, gal iš Lietuvos. Ir šitie patinai yra reproduktoriai. Ir šitie 4 patinai yra reproduktoriai, jie suleidžiami su tokiu pakeliu, transportuotumas prieš Lietuvos, 4 metų šituose aptvaruose yra išleidžiama. Tai šitas projektas vadinasi pernai vasarį atsidarė, tai va šitas pirmosios atvežė pačiams pateles sugautas, ir pernai lapkritį jau išleido pirmąją bandą. Apie 20 nekeistų patelių apvaisintų. Tai dabar tos patelės laikosi Varsaičio vietovė, kai yra iš to pastato, metų čia reikia labai pagal landšaftą valgymus burokus. Pačia jas translokuoja į natūralią buveinę, kokia turėtų būti. Derlingas pievas, miškapieves. Ir jos būtent vėl čia metus laiko, beveik laikomas tokiom sąlygom, kad jos išmoko realiom sąlygom, ne agrariniam landšafte. Tada jas apaisina ir išleidžia būtent į tokią buveinę, kur jos čia įpranta. Kad jos nebėgtų iš karto ir panašiai, tai būtent jos pripranta čia gyventi. Ir metai laiko tuoj bus, kai čia ta banda dabar aplinkui ganosi, kelių kilometrų spindulių, va čia naktį ateina, čia būna vaikšto, ten kelių aplinkui išeina. Tai apie 20 stumbrų jau yra išleista, dabar kitos patelės irgi čia yra apaisinamos ir lygiai tas pats vyksta. Jo. Tai iš esmės dabar dar tikslas, kad jos sutiktų tuos baltarusius, kurie sklydo 18 tiek patinų prieš užtveriant, nėra darinio kraštovaizdžio, nėra, sakykime, dažtų laukų, nėra kaimų aplinkų beveik, kur ateitų. Tai va, šitas yra visiškai agresyvus gyvūnas. Šitie tai čia jie zoologiniai tokie, tai čia patinalėškų tavo tie patelės, jos kaip bijom. Bet šitie patinai, kai jie, sako, atvežti jau realiai iš veisyti, tai va, jie visą laiką buvę pasiūlė reproduktoriais. Stumbrai, natūraliai, kažkur pamokydavau Lietuvoje atvežą kraštovaizdį yra atsiras nuleidžiant jų gyvauti. Jie ir garsi savo ūkės, Amerikos vėjų, Glūdos, Teikos. Iš esmės, laksto tokios manos gyvus, kurios labiau žalgo kalbys, tai yra iš tikrųjų tie stumbrai turėtų ilgai neatrasti tos vėjus ir jie pradėtų ganytis nuo Amerikos vėjų. Neleidžia dėlėms susikurti, tada jie nebemedžioja miškuose. Tada atsiranda tas konfliktas, jie eina lengvesnio grobio. Tada, jeigu yra didelė, jinai gavo sumedžioti įvairius briedį, ir stumbrą, ir stambų elnią ir panašiai. Jeigu tik tai iššaudo kelis narius, tada susiskaičiuoja.
išsiskaido šeima, lieka po 2-3 individus, jie nebesugeba sumedžioti stambaus grobio. Tai jo, tai čia tokia istorija, šiaip tai smagu. Jojo labai, kad paleis tos stumbrus, jie varys iš karto kažkur į laukus, ten darys žalą, bet kol kas yra net ir jie būdėti siųstuvai, nes gal stebimi jie yra, tai laikosi kilometrų, kelių kilometrų spindulių. Šis stumbrininko yra namelis, darbo dienomis savaitgaliais jie dirba, čia toks kaip visitor center, toks užeini, tai yra tualetas, visokių... Ten turėtų ten beversys ten būti. Čia vienas labai gali būti, o kur visai tupi? Ten turėtų gražiai pavasarį. Vienas, trys tipus. Paveisimas nutupė dabar tvoros. Tai dabar toks ramus laikas, realiai pradeda skraidyti po saulėlydžio praėjus 15-30 minutės skraidyti. Užsimaskavę tupi ant sausos šakos ir nejuda apsimeta kertę. Taip, iš tikrųjų. Tai va, patelė tupiai kiaušinių, paskosiu viską jau vakare, tai vėlius nemažai bus visko. Tai va, tik tais, jo, mes turim dabar dar sulauksim sutumų, bet tam reikia gerai pasistiprinti pradžiai. Tai galim dar pokati. Geriausia vieta užsisėdęs. Čia pavasarį su vokiečių buvau 2 grupėmis, paukščių stebėjom irgi stumbrų atvažiavo. Nes paskui aš irgi tos stumbrus, kad kur čia vienas vokietis yra atvežtas irgi stumbras. Sako, čia jūs kaip po antro pasaulinio karo su mumis elgėtės, kad uždarytus laikot, nepaleidžiat, sako. Bet sakau, jūs nesiskūskit, paskui patelių vis atveža naujų jam. Va jie va čia leidžia dieną tam miške ir 12 valandą išeina valandų pusantros šiandien paėsti rūkelių, visokių ir panašiai. Ir tada jie vėl atgal eina, jeigu yra karšta diena. Tada vakare saulė leidžiantis, jie išeina ir tada čia jau ganosi per naktį. Tai jie dar turi tą vidurio Lietuvos agrarinį įprotį, kad dieną tu negalėjai, nes tave vaikys ir arba nušaus, tai brakonierius. Tai jie tokį dar naktinį turi režimą. Tai tas turi irgi ilgainiui pasikeisti šiandien, kadangi jie nebus medžiojami. Tai va, bet vakare esu pravažiuojant matęs, bet truputį vėlesnių laikų. Tai jie nesie tokio. Garantuotai 12 valandą, jeigu norite nors parodyti, tai kiekvieną dieną 12 valandą važiuoti, čia važiuojate savaitės, juos pamaitinti, jie žiūrite, kad iš karto vėl būtų.